Radė. Sveiki visiems. Esu prie kalninių pušaičių, kurios sklype auga. Ir norėjau truputėlį papasakot, kaip augalai jaučia žmogų. Augalai iš tikrųjų turi irgi savo subtilų kūną. Ir čia, pavyzdžiui, dabar yra, matom, daug žiedadulkių. Daug vaistingų medžiagų yra žiedadulkėse. Bet mūsų ranka, aplink ranką, aš negaliu parodyti, irgi yra antra ranka, subtili ranka. Ir lygiai taip pat aplink visą pušaitę yra subtili pušaitė. Ir kada aš prieinu ir liečiu, aš galiu liesti, o galiu tik čia liesti. O taip daryti. Augalas jaučia. Šitas pušaitės tokios nuostabios, kad jos duoda vien naudą žmogui. O čia, kaip sakiau, yra, jeigu aš tai padarysiu, daug žiedadulkių. Ir jose yra vitamino B, antioksidantų, mineralų. Vakar kaip tik skabėjau šituos, kirpau po truputėlį ir užliejau medumi fermentuoti. Fermentuoti ir kad medus ištrauktų iš pušaitės šitų ūglių, kuriuos taip kirpsiu, nes labai išsikeros jos, kad ištrauktų antioksidantus, vitaminą C, eterinius aliejus, dervas, kurie visi padeda kūnui. Ir aš kartais tiesiog ateinu pabendrauti su tom pušaitėm. Užtenka tiesiog paglostyti, pakalbėti ir jos jaučia. Pažiūrėkit, koks gražus dalykas. Čia yra gryni vaistai. Viską, ką jos duoda, ar tai būtų pumpurai, ar tai būtų ūgliai, ar tai būtų konkorėžiukai, dar nesusiformavę žali. Visuose šitose dalyse spigliai, ūgliai, pumpurėliai, konkorėžiukai, viskas pilna vaistingų medžiagų. Ir augalas, jisai užtenka jam skleisti gerą energiją, jisai jaučia. Jaučia, aišku, jisai savaip jaučia, savaip supranta, bet esmę jisai nuskaito, kad tu jo džiaugiesi. Dėl to gamtoje yra labai svarbu suprasti, kiekvienas augalas irgi turi savo subtilų kūną, savo energetinį kūną. Ir mes turim savo subtilės rankas. Ir netgi nebūtina priliest. Užtenka taip laikyti ir augalas jau jaučia. Tavo energija eina, tavo energetinis kūnas liečiasi augalo energetinį kūną. Taip ir žmonės, jeigu jie yra subtilesni, jiem nereikia liestis, jie stovėdami šalia vienas kito, jie labai stipriai vienas kitą jaučia. Tai kaip mes, pavyzdžiui, stovime eilėje ir už mūsų nugaros stovi žmogus, mes jį juk jaučiam, nors jisai mūsų neliečia.
Tai va bhakti jogai po truputį pereinama į subtilų bendravimą. Kada nebūtina liesti, kad paliestum. Kada nebūtina sakyti žodžio, kad tu jį išgirstum. Nes tas pats yra subtilumas ir klausyti mintis. Žodis yra grubesnė išraiška minties. Bet jeigu mes įpratę esam klausyti su savo subtilia klausa, su subtiliom ausim, mes girdėsim mintis žmogaus. Lygiai taip pat, jeigu mes su savo subtiliom rankom liesime, su savo subtiliu kūnu liesim augalo subtilų kūną, lytą subtilę, taip, mes jausim. Tai subtilus, va tas bendravimas, jisai neša daug daugiau laimės negu grubus. Ir galime įsivaizduoti, koks tada bendravimas yra sielos lygyje su dvasiniu kūnu. Dėl to, kai mes būnam gamtoje, galim nueiti prie vieno kito medžio, net nebūtina jo apsikabinti fiziškai, tu gali prie jo pabūti ir tavo subtilus kūnas kontaktuos su to medžio subtiliu kūnu. Be problemos. Ir medis viską jaus. Lygiai taip pat ir bendraujant su žmogum. Taip. Būnant šalia vienas kito, atsiminkim, kad energijos keičiasi ir jūs liečiatės. Nors jūs fiziškai nesiliečiat, bet jūsų subtilūs kūnai liečiasi ir keičiasi tos energijos. Jeigu subtiliam kūnė yra pas vieną daug baimės, o pas kitą ramybės, tai pas tą, kuris turi daug ramybės, perina dalis baimės, o kitam perina dalis ramybės. Tai vat visoj gamtoj mes funkcionuojam su subtiliais kūnais ir nereikia to pamiršti. Žmonės, kada šeimoje praktikuoja daugiau, jiem vis mažiau ir mažiau reikia fiziškai liestis, nes jie įpranta subtiliai liestis, subtiliai keistis energijom. Lygiai taip pat tėvų ir vaikų santykiuose irgi keičiamas yra subtiliai energijom ir jeigu tėvai tampa jautresni, jie ir mintis nuskaito ir vien tik pasižiūrėję žino, ką žmogus mąsto. Tokie gražus konkurežiukai. Tada ateini prie augalo, paglostai, pagiri, pasidžiaugi, padėkoji, kad jisai tau tiek daug naudos duoda. Jis nieko neprašo iš tos pušaitės. Buvo kažkada apsirgusios ir teko gydyti, bet realiai jos nieko neprašo. Ir viską, ką jos duoda, vat kaip tik vakar chlorofilą buvau pabaigęs, tai vat pasidariau, po to nusikarpiau pumpurų, nusikarpiau konkorėžių, ūglių, užliejau su medum. Visos dalis pušaitės duoda naudą. Tai kaip gali su jom nepakalbėti, kaip gali jų nepagirt, jos tą jaus. Lygiai taip pat galima šnekėti su obelim, su kriaušėm, prabraukti ranką pro braškių lysvę, prie aviečių, prie serbentų, prieiti prie slyvų, vyšnių, trešnių ir paglostyti. Augalas tą tikrai jaus. Gyvūnai irgi turi savo subtilų kūną. Kad gyvūnas jaustų paglostimą, nebūtina netgi liesti prie jo galvos, užtenka per jo subtilų kūną prabraukti su delnu, mąstant geras, mąstant, kaip pasakyti, teigiamai apie jį. Ir gyvūnas pajaus. Tai va, tai lygiai tas pats ir su šitom subtiliom būtybėm. Kai mes žemėje išmoksim subtiliai bendraut, tai tada ir
bendrauti galėsim ir su subtiliom būtybėm iš visos visatos. Tai tiek būtų spontaniškai minčių apie bendravimą su augalais. Radė.